Geresnė hidratacija su natūraliai šarminiu vandeniu Akvilė be nitratų ir nitritų. Sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Akvilė Sport. Kontrastingoji Australija – vieta, kur milijonieriai vaikšto pėsčiomis, o laukinė gamta net didmiesčiuose diktuoja savo taisyklės. Ką čia veikia šmaikštusis keliautojas Vytautas Mikaitis? Aš ten pasilenkiau ir akiniai mano nukrito į vandenį ir šiuo metu tikrai ne patys pigiausi akiniai. Itin atvira aušros išpažintis. Kaip emigrantė atsidūrė Australijos žiniasklaidos dėmesio centre, tapo virtuvės šefe ir apsigyveno pačios Nicole Kidman kaimynystėje. Aš gyvenau ir kartu su pabėgėliais, tikrai praėjau nelengvą kelią. Naujas laidos Gyvenimas yra gražus sezonas jau startuoja. Sveiki atvykę į Australiją, į labiausiai nuo Lietuvos nutolusį žemyną arba, kaip sako vietos gyventojai, į žemę, kur karaliauja kengūros, krokodilai, mielos koalos ir gyvena draugiški žmonės. Sveikinuosi su jumis, kaip matote, jau iš simbolio man už nugaros iš Sidnėjaus. Nuo čia ir pradedame pažintį su Australija. Australija – žemynas, kuriame atlyginimai gali siekti 4-5 tūkstančius eurų per mėnesį, net dirbant paprastesnius darbus, o puodelis kavos Sidnėjuje kainuoja beveik tiek pat, kiek dienos pietus mažesnėme Lietuvos mieste. Tai šalis, kurioje minimalus valandinis atlygis vienas didžiausių pasaulyje, tačiau būsto kainos čia priverčia aikčioti net visko mačiusius europiečius. Vietiniai juokauja. Jei nori nusipirkti namą Sidnėjuje, pirmiausia turi laimėti loterijoje arba gimti bent prieš 30 metų. Mat būsto kainos čia prasideda nuo kelių šimtų tūkstančių eurų už atokiame rajone esantį nedidelio ploto butuką ir siekia net iki keliasdešimties milijonų už įspūdingas vilas. Tai kraštas, kuriame vieną rytą gali pabusti tarp įspūdingų dangoraižių, o po kelių valandų jau stovėti kone laukinėje gamtoje, kur vaikšto kengūros, medžiuose snaudžia koalos, virš galvos skraido kakadu, o po vandeniu plyti vienas įspūdingiausių pasaulio gamtos stebuklų – didysis barjerinis rifas. Australija dažnam atrodo tarsi kita planeta. Čia kita laiko juosta, žiema tada, kai beveik visur kitur vasara, eismas vyksta kita puse, o ir daugelis kasdienio gyvenimo detalių atvykėliams sunkiai perprantamos. Daugiau nei 80% čia gyvenančių gyvūnų rūšių neegzistuoja niekur kitur pasaulyje. Čia aptinkami vieni nuodingiausių vorų, gyvačių ir medūzų, tačiau milijonai žmonių vis tiek svajoja bent kartą gyvenime aplankyti šį tolimą žemyną. Ir nors šiandien Australija daugeliu asocijuojasi su laisve, paplūdimiais bei amžina vasara, jos istorija prasidėjo visai ne kaip svajonių atostogų atvirukas. Kadaise tai buvo tremties žemė, vieta, į kurią Britai gabeno kalinius iš kito pasaulio krašto. Tačiau per kelis šimtus metų ši izoliuota sala virto viena turtingiausių ir geidžiamiausių valstybių pasaulyje, pasižyminti išskirtinę švarą bei saugumu. Čia susiliejo dešimtys tautų, kalbų ir kultūrų, o žmonės iš visų pasaulio kampelių atvyksta ieškoti naujos gyvenimo pradžios. Ypatinga vieta šiame pasakojime tenka Sidnėjui. Miestui, kuriame rytinis bėgimas prie vandenyno ar tiesiog centrinėmis gatvėmis daugeliui yra kasdienybė, o garsusis operos teatras tapo ne tik Australijos, bet ir viso pasaulio simboliu. Tai miestas, kuriame prabangus rajonai slepia milijardierių vilas, o gatvėse galima netikėtai sutikti pasaulinio garso žvaigždes. Australijoje gimė arba gyvena tokios garsenybės kaip Nicole Kidman, Hugh Jackmanas, Chrisas Hemsworthas, Margot Robbie, Kate Blanchett, Russellas Crowe, Kylie Minogue ir daugelis kitų kino, muzikos bei sporto pasaulio ikonų. Sidnėjus
Miestas, kuriame prabanga ir laisvė susilieja su nuolatiniu judesiu, saulė ir gyvenimu prie vandenyno. Tačiau po šiuo spindinčiu Australijos paveikslu slypi ir kita realybė. Vieni čia atvyksta užsidirbti ir pasilieka visam gyvenimui, o kiti supranta, ne viskas taip tobula, kaip atrodo socialiniuose tinkluose. Vienatvė, milžiniškos nuomos kainos, alinantis darbo tempas ir nuolatinis artimųjų ilgesys. Apie tai turistiniuose giduose dažniausiai nekalbama. Apie tikrąją Australiją, be filtrų, be pagražinimų ir su visomis jos spalvomis pasakosime artimiausiose mūsų laidose. O šio vakaro istorija prasideda visiškai netikėtai. Už 10 000 kilometrų nuo Lietuvos, kitame pasaulio krašte, sutinkame žmogų, kurio energijos ir humoro neįmanoma supainioti su niekuo kitu. Keliautoja, nuotykių ieškotoja, neegzistuojančios kelionių agentūros Praval Turas įkūrėja ir televizijos laidų vedėja Vytautą Mikaitį. Atrodo, kad Australijoje jis jaučiasi išties savas. Juokai liejasi laisvai, nuotykiai jį suranda patys, o net paprasčiausia diena virsta istorija, kurią norisi pasakoti dar ilgai. Čia jau kaip vietinis jaučiuosi, nes čia jau 3 kartą gyvenime. Laikrodis rodo 6 ryto, kai su įjungta kamera Vytauto Mikaičio lūkuriuojame Sidnėjaus prieplaukoje. Vos prieš porą dienų su mama čia atvykęs žinomas vyras, kurio aplankytų šalių sąraše kone 200 valstybių, iškart išsiduoda, kad Australijoje atsidūrė kone atsitiktinai. Pasižiūrėjau į Australiją bilietus, kad išvengti Kataro Emiratų dėl visokių šitokių situacijų, kas dabar vyksta. 2 dienos prieš skrydį, tiesą sakant, nusipirkau bilietą, nebuvo jis labai pigus, tada pagalvojau, čia turbūt ir dėl vizos reiktų pasikreipti, tai užpildžiau vizą, lietuviams jinai yra nemokama ir vizos patvirtinimą gavau lygiai sekundę po mygtuko paspaudimo, kad išsiųsti paraišką. Tai į e-mailą atėjo labai greitai ir varom. Klausyk, tu dar čia šviežiai atvykęs šį kartą. Man labai retai tenka 6 ryto kalbinti savo pašnekovus. Tai pirmasis įspūdis. Koks tas Sidnėjus ir kokie tie australai? Pirmiausia, tai mes galim kalbėti ir 6 ryte, ir vidurnaktį, bet kurio paros metu, nes viskas yra susimaišę. Mama mano sako, aš nežinau, čia dabar rytas ar vakaras, tai visi laikai tinka kol kas, kol dar nėra adaptacijos. O Sidnėjuje aš buvau 2014 metais, tai vieną dalyką pastebėjau, ar mes čia esam, ar nesam, ar gyvi, ar jau ant debesėlio pasaulis nesustoja, ta prasme, nelabai kas keičiasi ir turbūt po 10 metų vis tiek matysim tos pačius vaizdus. Bet Sidnėjus, mano galva, bent jau šita vieta, tai turbūt viena ikoniškiausių tokių ir gražiausių pasaulyje, nes turi 2 įspūdingus statinius, turi gražią įlanką, tai plius čia viskas žiauriai fainai. Tai sakyčiau, Australija yra viena iš top vietų ir tai parodo oro uostai, kur belekiek žmonių priskrenda, tai turbūt verta čia atvažiuoti, jo. Klausyk, labai daug kas baiminasi kainų, žinai, aš dar prieš kelias savaitės irgi taip baisokai dairiausi į tuos dolerius parašytus, po to, kai pradedi skaičiuoti, bent jau mano nuomonė gavosi, kad kaip ir Lietuvoje, kaip tau? Iš tikrųjų, labai gerai matom dolerį, kad tai yra maždaug koks 6 centų, 7 centų euro, tai jau geriau nuteikia. Aišku, jeigu ten prie operos pasiimt kokteiliuką, tai kokie 13-14 eurų reikės mokėti. Arba gal nesakyčiau už kokteiliuką 16, už alų gal 13. Tai va, bet aišku, tokia vieta, tarp kitko, aš ten pasilenkiau ir akiniai mano nukrito į vandenį. Ir šiuo metu tikrai ne patys pigiausi akiniai, maždaug bus netrukus perplaukti to laivelio. Tai va, šitas liūdina, o šiaip man atrodo, kad mes kuo toliau to geriau gyvenam ir net būnant ir Australijoje, tiesą sakant, galima keliauti. Aišku, tai vis tiek kainuos, bet tarp kitko viešbutis čia už poros namų tikrai įspūdingas, nakčiai 150 eurų, tai šiai dienai, man atrodo, Palangoje viskas daugiau kainuoja. Be registruojamo bagažo, tik su kuprine keliaujantis Vytautas nėra išrankus komfortui. Kur kas mieliau jis kolekcionuoja nuotykius ir įspūdžius, kurių Sidnėjuje, sako, tikrai netrūksta. Tai planų dar kažką pamesti apart akinių nėra, ar ne? Galvoju, kad pinigų reiks palikti nemažai, tai čia jau faktas. Pamest daugiau nieko nenorėčiau. Aš tiesiog pamečiau vien dėl to, kad aš kai skridau čia į Hongkongą 12 valandų, aš kažkokiu būdu turėjau 2 laisvas vietas ir galėjau
gulėjau atsigulęs, kai visi kiti kantriai sėdėjo ir, žodžiu, kentėjo ir aš galvoju, aš turėsiu sumokėti kažkokią kainą. Man yra per gerai čia. Tai kaina, kad pirmą atimė mano tą kočėlą tokį masažui, kojai, kur pasimasažuoti ir galiausiai dar ir akinius. Tai aš manau, kad aš savo skolą arba tą nepelnytą sėkmę gražinau akiniais vandenį ir tuo kočėlu Honkongė. Mes, žinai, visi stebėjom tavo ligą, reabilitaciją, suprantu, kad ši kelionė yra savotiška sanatorija, ar ne tik nei Birštono, šiek tiek toliau. Sanatorija, gal reikėtų vietoj interviu galbūt lankstytis, daryti pratimus, bet pasiėmiau keletą visokių dalykėlių, bet, ačiū Dievui, kad, pavyzdžiui, po išvaržos 2 operacijų praėjus pusmečiui jau galima sėsti lėktuvą, atskristi į tokią tolimą šalį ir, aišku, jaučiasi ir kojas tirpimas, visa kita, bet bent jau nereiks sėdėti namuose. Klausykės, iš tų žmonių, kurie kelioniai viską susiplanuoja nuo iki, ar, kaip sako, kaip Dievas duos, ten ir pasuksiu? Kaip Dievas duos, ta prasme, viešbutį užsisakė, man atrodo, oro uoste. Į Vanuatų turiu dar į vieną pusę tik tai, į kitus skrydžių neturiu. Nežinau, kokia valiuta, nusipirkau internetą, kad būtų lankytinų vietų, irgi nežinau, tiesiog atskridom vakar, parašė kažkas iš lietuvių, varom pasivažinėti, varom kur. Kažkur viskas tinka. Tai ne, nieks nesuplanuota ir kažkam aš būčiau greičiausiai didžiausias kelionių siaubas pagal planavimą. Supratau, tai ką, tai... Bent jau žinau, kada grįšiu namo. Greičiausiai. Atgalinį bilietą turi? Turiu. Vytautas ne šiaip savo užsimena apie Australijoje įsikūrusius lietuvius, kurie vos sužinoja, kad garsenybė iš gimtinės atvyksta į Sidnėjų, suskubo suorganizuoti jam su mama išvyką į kalnus ir į kazino. Mikaitis sako, keliaudamas dažnai susiduria su emigrantų draugiškumu ir noru supažindinti su lankytinomis vietomis bei pramogomis. Matai, kiek žmonių sveikai gyvena, sportuoja? Aš nežinau, aš galvoju, kad čia toks kaip gal pasirodymas šiek tiek, kodėl įsirinkti vietą, kur yra daugiausiai žmonių ir dienos metu tai va, zigzagais, ten kai kuri vietoj stovi, kaip prie kokios perėjos, kad būtų. Aišku, fainai, gražu, bet turbūt gal yra patogesnių vietų pabėgioti. Parkas čia tarp kitko netoli, bet gal ir ten bėgioja. O kaip tau šiaip australai, žinai, mano toks pirmas nusistebėjimas buvo, aš galvoju, jie bus tokie, žinai, visi sportiški iš katalogo, labai gražiai apsirengę, o kartais nueini į restoraną ir su guminėm šlepetėm sėdi, įsikišę į baltas kojines kojas, su maudymosi šortais ir viskas okei. Tarp kitko, gal buvo galima taip įsivaizduoti, kol aš penktadienio vakarą neišėjau pasižiūrėti miestą. Aš galvojau, kad ten vyksta Sidnėjaus kažkokios išleistuvės, ta prasme. Visos panos, gražiausiam suknelėm, bičiai, gražiai apsirengę, kažkas ten su gėlėm, kažkur visi mieste išsipuošę. Tai arba tiesiog taip gavosi savaitgalis, arba tikrai buvo kažkokia, nežinau, įspūdinga šventė, bet bent jau vakare tai tikrai visi buvo labai labai madingi. Klausyk, šiaip, kadangi, žinai, tu jau ekspertas, aš pirmą kartą. Iš tiesų, tokie australai labai draugiški žmonės. Ne tik nusiteikę padėti, bet, žinai, prisėsi, tai pusę savo gyvenimo papasakos, pusę tavo išklausys, dar žiūrėk, taurę vyno pastatys. Aš kol kas gal neturėjau labai didelio kontakto su vietiniais. Šiaip tikrai atrodo viskas visai neblogai. Jie tokie tikrai paslaugus ir bendraujantis. Tiesą sakant, man lietuvis smagiau čia sutikti. Ir kol kas nei vieno blogo atsiliepimo. Tikrai, manau, kad jie įdėjo tikrai daug pastangų, kad čia patektų, jeigu ypač tie gyvenantis. Tai jie, kaip kalbėjau su lietuvis, tai sakė, jie labai tokie vieningi. Važiuoja į piknikus, ten kažką kepasi, darosi. Ir kadangi tas pasiekiamumas toks ganėtinai ribotas, jie turbūt vienas kitą labiau vertina, negu kad tiesiog suvažiuotų bet kas. Tai aš gal linkėjimus lietuviam perduočiau Australiją. Jo, aš irgi perduočiau, nes vos atvykus iš karto pradėjo žinutė, žinai, gal norit susitikti, gal norit į svečius, gal... Jo, tai vakar ir pasivažinėjom čia su automobiliu su vietiniais, labai labai smagu. Tai šalis, į kurią vis norisi sugrįžti, pabrėžė pirmą kartą prieš 14 metų Australijoje apsilankęs Vytautas. Atrodo, kad aš būčiau Australijos lietuvis, ne? Aha. Beje, o galėtum čia gyventi? Aš kaip išėjau į miestą vakare, taip žiūriu, fainai, gražu, bet taip kažkaip svetima ir galvoju, Kaune fainiau. Kaune fainiau. Kaune fainiau, tiesiog susitinki pažįstamus, nepažįstamas vietas, ten
tave pažįsta, žodžiu, esi kažkas svarbesnio negu čia būdamas. Aišku, aš tai iš vis galvoju, kad kiekvienas lietuvis turėtų kažkaip labai vertinti Lietuvą kaip po tokią šalį, kur tikrai visada rasi draugų, visada rasi su kuo pabūt, o nuvažiuoti kažkur į kitą šalį, aš suprantu, čia saulė gal daugiau šviečia, miestas gražesnis koks nors, bet galima nuvažiuoti, pabūt kiek reikia ir tada važiuoti namo. Tai vat, aš galvoju, aš tokį tobulą įsivaizduoju gyvenimą, kad jeigu reikia, nuvažiuoji, nusiramini, pabūni. Ir galvoju, ant kiek mes filmuojam į tą pusę dabar, pastebėjai? Pažiūrėk. Čia tiltas, supranti. Jo. Girdėjau vieną faktą, kad ant šito tilto, jeigu jau bičias su pana užlipa, tai greičiausiai bičias paskirš. Galėtų būti koks nors šitas atoslūgis vandens ir pamatyčiau savo akinius. Velnės kaip tau jų gaila, ar ne? Gaila, aš 300 eurų sumokėjau. Eiktas, tai tu turtingas, gerai telikas moka. Aš nebedirbu telikė. A, Aš dirbau telikė, bet dabar nebedirbu. Tai vat. Ai, gal pirkau tada, kai dirbau, vat, gali būti taip. atsisveikiname su Vytautu, kurio jau po kelių valandų laukia skrydis į aplink Australiją išsidėsčiusias salas. O mes keliaujame susitikti su Aušra, beveik prieš 2 dešimtmečius viskuo aprūpintą gyvenimą ir karjerą Lietuvoje, išmainiusią į nežinomybę Australijoje. Sakai teisybę? Žinoma, teisybė. Apie lietuviškai australietišką gyvenimą Alytuje gimusi Aušra šiandien gali kalbėti tiek su šypsena, tiek su ironija. Ji nepagražina tiesos ir atvirai pasakoja realybę, su kuria čia susiduria laimės ieškotojai. Tiesa, iškart dėrėtų pasakyti, kad pati Aušra šioje šalyje puikiai įsitvirtinusi. 2 dukrų mama, yra ištekėjusi už šeimos teisės advokato, turi nuosavą sveiko maisto verslą, yra vertinama virtuvės šefė, o gyvena $11 milijonų vertės name greta vandenyno, pačios Nicole Kidman kaiminystėje. Tačiau taip buvo toli gražu ne visada. Čia reikia kažkaip, tai nežinau, nusiteikti, kad eisiu kiaurai sienas, bet padarysiu savo, ar vis dėlto, kaip dabar pradeda vanduo banguoti ir tiesiog pasileisti, kur likimas nuneš. Pasileisti, tai išbandyta mano kūnu, kuo daugiau tu prieštarauji, kuo daugiau tu kovoji, tu prasme, tai gyvenimas, tai yra ne kova. Tiesiog reikia paleisti, manifestuoti. Palikti Lietuvą mane privertė asmeninio gyvenimo aplinkybės, trumpai prisipažįsta 2 dukrų mama. Nors jos pažįstamų rate buvo garsiausios mūsų šalies asmenybės, o karjera grožio industrijoje sekėsi puikiai, tačiau likimas moteriai buvo paruošęs visai kitokį scenarijų. Ar australietiška svajonė didelę kainą turi? Taip, man taip. Taip, aš gyvenau ir kartu su pabėgėliais. Jo, aš tikrai praėjau nelengvą kelią, bet galėjau grįžti bet kada namo. Galėjau bet kada namo grįžti pasiguodus. Čia gal ženklas? Čia ženklas gal? O nuo ko priklauso, kad vienus priima, jie atranda laimę, jie susikuria čia savo pasaulio, kiti grįžta tuščiomis rankomis, pardavė viską, čia nieko neatradę, pradėti gyvenimą nuo nulio, sulaukus gražaus amžiaus. Labai gilus klausimas, aišku. Matai, mes su Tvaiva irgi diskutuojam. Mes norim būti tam Sidnėjui, bet kartais atrodo Sidnėjus mūsų nenori, ar ne? Nes tokis kaip prieštaravimas, darai viską, stengiasi, bet tiesiog tu jau nebesugebi įtilpti į Sidnėjaus kainas, aš kalbu apie būstą. Tu visą gyvenimą nenori nuomotis kaip kažkur ten Londone, Amerikoje ar gyventi 3 kambarių bute ir su 3 šeimom. Teisingai, tu nori savo privatumo, vis dėlto tu sensti, ar ne? Ir manau, kad aš nežinau, reikia sekti, eiti kur ne tavo protas, o kur tavo širdis. Australijoje Aušra ėmėsi visų darbų, kurie padėdavo užsidirbti pragyvenimui. Tačiau svajojo vieną dieną pradėti nuosavą maitinimo verslą. Ir tam padėjo atsitiktinumas.
arba kaip pati sako, lietuviško šaknys. Kiek metų pačiai užtruko, kad, kaip sakai, hobis virstų verslu? Prasidėjo viskas nuo Melburno, nuo blynų šventės, užgavėnių šventės. Tiesiog nuėjau lietuvių namus, vadinamą į lietuvių community, ir tiesiog 30 žmonių susirinkdavo, 40. Ir kilo idėja į lietuvių namus daugiau įnešti lietuviškos virtuvės lietuvaičių, o ne ten gimusių ir gyvenančių, ta prasme, kurių amžius virš 60 ir 70. Tiesiog pasikviečiau vieną draugę, linkėjimai Kristinai, ir subūrėm savo tokią kaip virtuvės komandą, 4 žmonių su savo antrom pusėm, ir išvystėm vos ne kas 3-4 savaitę, aišku, kaip ir lietuviai pagaunam su kuom, su cepelinais, ar ne? Cepelinai, lietuviškas alus, kugelis, balandėlį. Ir taip pastatėm tą visą community, kad kaip išvažiavau iš Melburno, buvo mano išleistuvės, buvo 300 žmonių. O, taip, 2000 metais filmavo mus Herald Sun ir buvom laikraštį įdėti, padarėm 500 porcijų cepelinų, pasipuošę buvom tautiniais rūbais. Tiesiog visi žavėjosi mumis, ką mes tą padarėm tais metais. Taip ir Sidnėjui. Prieš 3 metus laimėjau 1 vietą ruginės duonos kepimo konkursą tarp Baltijos valstybių. Tai man buvo didelis pasiekimas. O tau svarbu šaknis, lietuvybė, nes iš tikrųjų, kai pradėjai kalbėti apie cepelinus, apie Lietuvą, lyg ir net akis sublizgėjo. Ir aš šalia matau Ramunės Piekautaitės rankinę, ar ne, irgi lietuviškas vardas. Taip, apyrankė. Apyrankė. Svarbu tas DNR. Taip, Edvardai, aš nesu virus cepelinų Lietuvoje. Nusidėlė. Aš pirmą kartą cepelinus išveriau Australijai. Pirmas Napoleonas Australijai. Pirmas medaus tortas Australijai. Viskas, kas įvyko pirmą kartą, įvyko Australijai. Mama, sorry. Apie australietišką draugiškumą lietuvė kalba atsargiai, nes anot jos už mandagių frazių neretai slepiasi šaltas abejingumas. Daug jie šypsosi, daug kalba, jie yra visi draugiški. Ten, kur aš gyvenu, tikrai ryte eini ir sveikinasi, vedžioju kiekvieną rytą šunį 5 metai Sidnėjui, nuo 6 ryto sveikinasi, klausia kaip tu, kaip tavo pusryčių diena, bet yra ir tokia žmonių kategorija, ne tai, kad jie yra galbūt nedraugiški, bet tiesiog kažko tai viduje nelaimingi, vidinė būsena, ar energija nesueina. Bet tiesiog jo, arba jie vieną dieną sveikinasi, kitą dieną tie patys žmonės nesisveikina. Nuo ko tas priklauso, aš negaliu atsakyti. Prieš įsijungiant kamerai, ar ne, prasitarė, kad pačios kaiminystėje gyvena ir labai garsių žmonių, ar ne, ta pati Nicole Kidman. Taip. Yra pamojavusi? Ne, Nicole Kidman man yra nepamojavusi, tik aš prie jos namo esu laukus ir žiūrėjus, galvoju, nu gal, bet kiek sužinojau iš kitų, kaip sakyti, kaimynų, jinai yra tą namą išnuomavusi ir jos namas yra ilgalaikiai nuomai. Dėja. Ir beje, prie mūsų namų dar noriu pertraukti, yra netoli susituokęs Elton Johnas su savo buvusia žmona. O kas čia iš tikrųjų yra svarbu žmonėms? Mes matom labai daug bėgiojančių, ar ne, su vandens buteliukais rankose, bet tuo pačiu, aš nusistebėjau, tarkim, tave iškart pastebėsi minioje, pasitempusi, pasipuošusi. Ta prasme, tu įvardini mane? Jo, o tarkim, dairantis į vietinius, man kartais susidaro įspūdis, kad jiems visiškai vienodai, kaip jie atrodo, ir restorane man teko matyti ir su guminiais batais. Taip, man teko matyti ir baletę su tapkėm, kaip vadinosi lietuviškai, aš nežinau, šliuriam per pirštą. Aš buvau labai nustebus, kur aš su tom vadinamom leggings, sportiniam kelnėm einu į sportą, o čia pamačiau baletės fraktukas, man labai buvo keista. Bet vėlgi, mes esam pačioj širdį dabar, pačiam centre, visi pasipuošę, pasitempę, galbūt ne visi. Taip, aš mėgstu puoštis, bet man Sidnėjus patinka vien dėl to, kad čia labai visi žmonės, aš pasakysiu gal angliškai, ar ne, easy going. Čia visiškai vienodai, kaip tu atrodai. Taip, pas mane rūbų kolekcija namuose ir klasikiniai rūbai gražūs, nebūtinai jie prabangus, jie svarbus, švarūs, tvarkingi, bet daugiausiai yra sportinių kepurėlių, šortų, sportinių batelių, maikyčių. Laimė Australijoje susikūrusi Aušra neslepia vis dažniau pasvajojanti apie grįžimą į Lietuvą. Vyresnioji dukra gimtinėje sėkmingai dirba architekte. Jaunėlė taip pat norėtų paragauti
lietuviško gyvenimo. Dėl ko tau asmeniškai yra gyvenimas gražus ir aš papildysiu dar klausimą, dėl ko gyvenimas Australijoje gali būti gražus? Dėl to, kad gyvenimas Australijoje, ypač paskutiniais metais, man davė labai gerų gyvenimiškų pamokų, kaip atsisukti į save, kaip mylėti save. Viską nuo tavęs prasideda. Tu mylėti save, mylėti giliai, ta prasme, mokėti nustatyti ribas, netgi artimiausiam žmogui, ar vyrui, ar vaikui, ar nežinau, ar tėvams tiesiog ir pasakyti, ką tu toleruoji, ko ne, ir to neslėpti niekada. Nes kai tu tą darai ir pristaikai, tu susižemini save. Tu susižemini save ir galų gale kas lieka? Tu prarandi save. Taip kaip ir patarė lėktuve, užsidėk pirmiausia kaukę savo, paskui kitiem taip ir aš. Gyvenk čia ir dabar. Ir vat kaip ir šiandien aš tau minėjau prieš mūsų filmavimą. Vat aš atėjau, šiandien pirmadienis, tave sutikau, mes pasivaikščiosim, aš grįšiu namo, aš pasportuosiu. Rytoj antradienis. Nežinau, kas rytoj bus, gal man sąskaita padidės daug pinigų, gal man perspektyvos, o gal man kaip tik bus bilietai į Lietuvą. Aš niekada nežinau. Tiek šioje laidoje. Kitoje pratęsime pažintį su Australija. Pažadu dar daug įdomių ir netikėtų akimirkų. Na, o atsisveikinant aš noriu padėkoti mūsų laidos partneriui Vandeniui Akvilė, draugiškam tiek suaugusiam, tiek kūdikiui, tinkančiam ir sportuojančiam, ir savo sveikata besirūpinančiam. Iš Dzūkijos gilumos, iš Birštono atkeliavusiam į pačią Australiją ir, kaip sako Sidnėjaus žmonės, čia radusiam savo vietą. Ačiū Akvilei, susitiksime kitoje laidoje. Geresnė hidratacija su natūraliai šarminiu vandeniu Akvilė, be nitratų ir nitritų. Sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Akvilė Sport.